Sveiki, čia ir vėl Vytautas iš Klauskite LT ir šiandien aš jums noriu papasakoti apie naršyklėje saugomus slaptažodžius. Taigi dažnai lankotės įvairiuose tinklapiuose, tų tinklapių 9 galybės ir visuose juose reikia prisiregistruoti, reikia atsiminti 100 slaptažodžių ir aišku, kas lengviausia yra tai tiesiog paspausti jas, kai naršyklė paklausia, ar norite prisiminti šį slaptažodį, kad jų nereikėtų tiesiog kitą kartą įvedinėti to pačio slaptažodžio. Taip, tai su šiuo slaptažodžiu prisiminimu reikėtų būti labai atsargiems. Jeigu tai yra jūsų kompiuteris, jūsų asmeninis kompiuteris, jeigu jis yra apsaugotas slaptažodžiu, taip, žinoma, jūs galite išsaugoti visus savo slaptažodžius naršyklėje, kas nėra saugu, bet palengvina darbą su kompiuteriu. Aišku, galima naudoti programas kaip LastPass, kurios prisimeta visus slaptažodžius už jūs, bet jeigu jau išsaugojate visus slaptažodžius savo naršyklėje ir jeigu norite juos pažiūrėti arba norite juos ištrinti, žiūrėkite toliau. Taigi, Internet Explorer. Slaptažodžiai, jeigu Internet Exploreris neklausia, ar norite išsaugoti slaptažodį, reikia eiti ant šio dantračio, paspausti ant Internet Options, tada eiti į Content tabą, tada matome Autocomplete, paspaudžiame Settings ir pas mane nebuvo pažymėta Usernames and Passwords on Forms, taigi pažymėme šitą varnelę ir tada Exploreris visą laiką jūsų klaus, kai suvedėte prisijungimo duomenis, ar norite juos prisiminti, kad kitą kartą jų nereiktų įvesti. Ir pažymėkite taip pat šią varnelę, kad naršyklė paklaustų, ar norite juos prisiminti. Taigi spaudžiame OK ir dabar Exploreris visą laiką prisimins, tiksliau paklaus, ar norite prisiminti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Taigi, jeigu turite išsaugotą slaptažodį kokį nors ant Internet Explorerio ir jį pamiršote, kaip jį pažiūrėti, jums reikės programėlės IIPV-se, ją galite gauti iš štai šio tinklapio, nuorodą į šį tinklapį paliksiu šio video komentaruose. Taigi parsisiunčiate šią programėlę, ją išekstraktuojate, ją pasileidžiate ir voila. Matome, aš tik tai vieną tinklapį turiu, kuriame išsaugote mano slaptažodžiai. Tik ką susikūriau per vieną accountą, reikia pažiūrėti, kaip statosi mano geležies neturiu. Statyti pirmą lygį. Tai va, ši programėlė parodys jums tinklapio pavadinimą, vartotojo vardą ir slaptažodį. Ir ją galime gauti iš nearsoft.net. Jinai puikiai veikia ant 11 Explorerio ir užima vos kelis kilobaitus. Taip, ką daryti, jeigu norite pašalinti savo slaptažodžius iš Explorerio, tai eikite į šį antratį vėl, tada Internet Options vėl ir tada matome Browsing History. Spaudžiame Delete ir šiame lange mums reikia pažymėti Passwords. Pažymime šią varnelę, spaudžiame Delete ir dabar bus pašalinta visa interneto istorija plus slaptažodžiai iš Internet Explorerio. Spaudžiame OK. Matome, gavom pranešimą, kad Internet Exploreris ištrynė visą naršymo istoriją. Dabar jeigu atidarome vėl tą pačią programėlę ir jinai nieko neberanda. Taigi mūsų slaptažodis buvo ištrintas. Tai štai tiek su Internet Exploreriu. Dabar Google Chromas. Google Chromas taip pat prisimins jūsų slaptažodžius ir juos yra pasižiūrėti dar lengviau negu Explorerį. Taigi spaudžiame ant šio meniu, dešinėme viršutinėme kampe, einame į Settings, čia pavažiuojame žemyn, spaudžiame ant Show Advanced Settings, pavažiuojame šiek tiek žemyn, susirandame meniu Passwords and Forms, taigi matome, yra pažymėta Offer to Save Your Web Passwords. Tai reiškia, kad Chromas jums pasiūlys, ar norite prisiminti, ar norite, kad Chromas prisimintų jūsų slaptažodį. Spaudžiame ant Manage Passwords ir štai matome, aš turiu vieną testinį slaptažodį bbc.co.uk
Ir matome, vartotojų vardas yra testas, o slaptažodis yra po žvaigždutėmis, bet paspaudus show mes matome, koks yra jisai. Tai štai viskas. Chromo slaptažodžius taip pat yra labai lengva pasižiūrėti. Ir dabar Firefox'as. Firefox'as labai panašu į Chromą. Spaudžiame ant šių 3 juostų. Tada pasirenkame Options. Einame į Security tabą. Dažniausiai bus General. Pasirenkame Security. Ir čia matome yra Saved Passwords. Mygtukas. Paspaudžiame ant jo. Ir štai mūsų vienas tinklapis, kurio slaptažodis yra išsaugotas Firefox'e. Ir spaudžiame Show Passwords. Ar tikrai norite pamatyti savo slaptažodį, spaudžiame taip. Ir matome, mano passwordas yra slaptažodis. Vartotojų vardas, klauskite LT. Ir jeigu nenorite, kad jis būtų išsaugotas, spaudžiame Remove. Ir jisai bus panaikintas. Tai štai tiek apie slaptažodžių saugojimus naršyklėse. Tai yra gan pavojingas dalykas, jeigu juos saugojate ne ant savo kompiuterio, nes juos labai lengva pažiūrėti. Jeigu juos saugojate ant savo kompiuterio, aš nematau jokios problemos, nes aš tai irgi darau. Bet jeigu naudojatės draugo ar viešo kompiuteriu, būtinai pažiūrėkite suvedus savo prisijungimo vardą ir slaptažodį, ar naršyklė jūsų klausia, ar jūs norite prisiminti šį slaptažodį. Jeigu jinai siūlo prisiminti slaptažodį, būtinai paspauskite ne. Šiai pamokėliai tiek, tikiuosi, kad jinai buvo jums naudinga. Jeigu patiko, paspauskite like. Jeigu dar neprenumeruojate, būtinai tai padarykite, kad gautumėte naujausias pamokas. Ir jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Iki.